Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien mes turim unboxingą naujo daikto. Tai yra Rutus Versa metalo ieškiklis. Jo, galėjot matyti jį per didįjį sąskrydį. O šiandien imsiu pirmą kartą, pabandysiu su jo išeiti į lauką ir pasižiūrėti, kaipgi čia jisai veiks. Jo, unboxingas tiesiai iš laukų, taip kad susirinku detektorių, šiek tiek papasakosiu jums apie jį ir eisim tenai ieškoti. Taigi, Rutus Versa. Rutusas yra lenkų gamintojas, jisai nėra tiek populiarus pas mus, kiek yra populiarus kitose šalyse. Iš tikrųjų, detektorius pakankamai įdomus ir šiaip Rutusas yra pakankamai įdomus detektoriai, todėl kad bent jau toks vaizdas, kad pirmieji detektoriai buvo padaryti, jeigu kas vaikšto pakankamai ilgai, žino tokį dalyką kaip White Spectra. Tai aš turiu įtarimą, kad kažkada tai Lenkai biškį pakopijavo White'o visas technologijas ir paleido savo visą reikalą. O šiaip turėjom Rutus Alter 71, Argo ne, Argo, ja, man rodos Argo buvo. Turėjom pirmą jų detektorių, kuris buvo multidažnis, tai yra Rutus Atrex. Ir dabar turim Rutus Versa. Tai tokia kaip ir tiesioginis, kaip pasakyti, palikonis Atrexo ir visų kitų detektorių, kurie yra kartu. Rutusas kuo yra įdomus? Rutusas turi dual mode vadinamą. Tai yra, Rutusas veikia tiek taip, kaip veikia mūsų paprasti detektoriai. Tai yra motion, tai yra judesyje, tiek jisai turi pastoviai, tiksliau galima įjungti, kad jisai veiktų non-motion mode. Ką tai reiškia? Tai yra daugmaž taip, kaip veikia mūsų pinai. Tai yra daiktas, jisai negali non-motion metu, kai paspaudžiat pinpointerį ant savo detektoriaus piną, jisai duoda didelę, atiduoda daug galios, kad nustatyti tą vietą, kur yra pats daiktas, bet jisai neskiria metalų. Tai yra be diskriminacijos veikia. Taip, Rutusas lygiai taip pat turi tą variantą, kad jisai gali veikti, vienu metu gali veikti ir diskriminacinis tas režimas, ir nediskriminacinis režimas. Tai nežinau, jeigu išeis, parodysiu su kokiu nors taikiniu, kaip tai veikia, nes garsas iš tikrųjų yra įdomus ir su juo galima iš tikrųjų ieškoti ir galima ieškoti gilių dalykų. Rutusas šiaip pasižymė, kad jisai yra gilus detektorius, lygiai taip pat kaip, nežinau, turkų gaminiai, jisai yra gilus. Taip, kad kastuvų reikia šiek tiek didesnio negu su visais kitais. Dabar pabandau išpakuoti, atidarom, žiūrim, kas yra dėžiai ir ką, pabandysim pasivaikščioti su jo. Ok, darom dėžę ir dėžiai turim štai tokį dalyką. Jo, man tai yra nauja, tai pasižiūrėsim, kas čia yra. Čia turim ritę pagal idėją, čia turėtų būti 11 solių. Veikianti nuo 4 iki 40 DD 28 cm, tai reiškia 11 solių ritė, veikia nuo 4 iki 40 diapazone. Taip, kad jau čia tas yra gerai, tai mes turim tokius veikiančius, mes panašiai turim Legendą, turim Deusą, turim ir šitą, ir Mailabo visus gaminius, kurie veikia iki 40 kHz. Taip, turim štangą apatinę, štanga apatinė yra karboninė. Ok, galėsim tada pabiškai susirinkinėti. Turim instrukciją, turim visokių varžtų. Turim pagrindinį. Ok, čia yra pagrindinis kotas ir dabar taip ieškome. Ir turim galvą. Ok, štai čia yra Rutus Versa
pats blokas. Pagal idėją tai turėtų pasidaryti štai šitaip. Okay. Tada turėtų pasidaryti štai šitaip. Jau gerai. Okay. Ir dar turim labai įdomų dalyką. Op. Taip, kad ir aukštesniam žmogui, ir žemesniam žmogui galima bus pasireguliuoti porankį. Aš dabar jį susireguliuosiu pagal save. Daugmaž taip. Jo, detektorius gaunasi labai kompaktiškas. Okay. Gumelės įsidėsim. Įsimam. Taip, turim dviejus varžtus. Vienas atsarginių komplektas varžtų. Turim ryte su vėl marodas belenkokio ilgumo šniūrų, laidu, ką lenkai visą laiką mėgsta. Pas lenkus visą laiką. Pas rūtus rytės kabelis visą laiką yra labai labai ilgas, nežinau kodėl, bet taip jau jie yra įpratę. Okay. Detektorius surinktas. Iš tikrųjų kompaktiškas detektorius. Tikrai nedičkas, tilps į kuprinę. Jeigu padaryti taip, tai jisai iš tikrųjų tilps tikrai nedidelę kuprinę, nes, ilgis jo yra per dėžę. Tai, toks labai. Okay. Kol kas nejungiu, ką dar turim. Turim instrukciją. Turim dangtelį. Ok. Turim tokį dangtelį. Nežinau. Viskas aišku. Kadangi detektorius yra nardinamas, bet dinamikas ne, tai čia yra matyti štai taip padaroma, norint uždengti dinamiką. Apsauga tokia, bet bus matyti. Detakas yra kaip ir sako detektorius nardinamas, o nardinamas jisai iki parašyta waterproof. Reikės pasižiūrėti, kiek jisai giliai nardinamas. Taip, toliau turim laidų, turim krovimo kabelį ir turim ausinių kabelį. Su paprastu mini džeku 3,5 mm. Tai yra gerai. Jisai turi integruotą Wi-Fi, bet reikalingos arba Rutus ausinės, arba modulis wireless, bevėlis modulis, OS2, jeigu neklystu, o ausinės vadinasi SR1. Taip, kad, toliau žiūrim, kas čia dar yra. Varžtai. Tas. Daugiau, kaip ir. Daugiau čia kaip ir nieko nėra. Ok. Štai taip atrodo detektorius surinktas. Dangtelio mums nereikės. Aš ausinių jam neturiu. Tai dangtelį padėsim. Toliau turim. Ok. Man šičiam bloko dar yra viena apsaugėlė būtent krovimo ir ausinių lizdui. Bet yra ir tokie guminukai ant ritės kabelio. Galima užsidėti va šitaip, kad nepridulkėtų. Šitą irgi reikės, kad nepasimest. Tai va, turim tokį dalyką. Dabar pabandysiu jungti, pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Linksmasis Rutuso garsas, kuris nesikeičia jau kiek metų. Ok, anksčiau turėjom triggerį, kuris tenai būdavo apačioj ir reikėdavo paspausti, kad padaryti šitą, sukalibruoti detektorių. Dabar visas šitas dalykas yra daromas štai su šituo mygtukėliu. Įsijungia garsas ir jaučiasi thresholdo zirzimas, įsijungia Laukas 2 dual programa ir galim prabėgti per pačias programas, kurios čia yra. Ok, programos yra
Programos yra 7. Tai 2 programos yra skirtos paplūdimiui, antra eilutė yra laukas, toliau yra 3 eilutė parkas ir general tokia programa, kur veikia all metal, kaip jisai galima pavadinti. Realiai kiekviena iš diskriminacinių programų, jinai turi 2 dalykus, tai prasme 2 versijas, kaip pasakyti. Tai yra paprasta ir dual. Dabar turiu monetėlę, turiu tarybinę kapeiką, nusimesim ir parodysiu, kaip veikia tas dual modas. Girdėjo, toksai garsas yra toksai, kaip pasakyti, pirmiausia gauni tą žemą garsą, o po to gauni ir tą normalų, kuris jau turėtų užtvirtinti visą tą reikalą. Dar iš tų tokių linksmųjų dalykų, tai būtent yra versa, jinai turi būtent va šitoje vietoje tą skalę. Ir kuo stulpelis jisai yra tiesesnis, tuo tikimybė, kad ten yra geras daiktas didesnė. O veikia nuo 4 iki 40 ir tada prasideda multidažniai. Kuriais dažniais jisai veikia pačiuose multidažniuose, tai čia yra kaip visą laiką didžiulė paslaptis, bet kada nors pasižiūrėsim. Ir apatinė linija rodo ten, kur yra mažiausiai trukdžių. Jeigu, sakykime, Mainlabe ar Deus ar Legendui pats detektorius padarius, ten frequency scan padarius, jisai pats parenka dažnius žingsnį, kuriame yra mažiausiai trukdžių, tai čia trukdžius galite matyti patys. Va štai šitoje vietoj matosi trukdžiai. Ir ten pagal tai, kur yra mažiausiai trukdžių, pasirinkat patys būtent šitą paieškos, sakykime, dažnių reikalą. Reikės pasibandyti. Ok, išeinam iš čia. Čia yra long pressas ir short pressas. Tai mes, sakykime, atsikočiuojam ryte ir dabar galim praseit per meniu. Štai meniu ikonėlės matot štai čia. Ir mes ten turim visą krūvą irgi visokių reikalų. Tai yra, taip, pirmiausia, tai yra, būtent čia atsiras diskriminacija. Matosi. Toliau atsistatymo greitis. Tonai arba garsai, garsinimas. Čia yra garsas pačio detektoriaus. Toliau turim thresholdas. Toliau turim dažnis, kuriame vyksta garsas, tai prasme dažnius. Toliau turim įgarsinimą, turim 6 garsus. Galim turėti išsaugotus garsus, tai yra skirtingas įgarsinimas. Tai va, skirtingi įgarsinimai, toliau turim saturationas, čia yra įdomus dalykas, truputėlį papasakosiu mes plačiau apie šitą daiktą. Ok, taigi saturation, būtent šitas dalykas, jisai skirtas daugiau dalykam, kada tu dirbi su all metal režimu, tai yra būtent tuo režimu, kuris neturi diskriminacijos pats į savęs. Bet šitoje vietoje šitas būtent reikalas, jisai duoda tai, kad galima atskirti daug smulkių objektų, kurie yra po ryte ir jie yra krūvoje, nuo vieno didelio objekto, kuris gali būti po ryte. Toks labai įdomus dalykas. Retas, kas jį naudoja, bet kas jį naudoja, tai žino, kam jisai yra skirtas ir kodėl jisai čia yra. Toliau turim pašvietimą, tai yra ekrano pašvietimas ir turim ausines. Pagrindiniai dalykai, dar ko nepaminėjau, tai yra būtent va šičia va, prie atsistatymo greičio, jeigu mes paspausim čia, mes atsirasim
tokį dalyką kaip maskingas. Tai yra maskavimas. Čia yra labai įdomus daiktas, kuris bent jau Rutuso ir senesnių, sakykime, detektorių turėtojams jisai buvo panašus. Tai yra tai dalykas leidžiantis išvengti šiukšlių, nepageidaujamų šiukšlių, kurios būna žemėje. Tokie dalykai, maskingas realiai pagerina diskriminaciją, būtent kaip signalas yra apdorojimas. Tai va čia toks iš tikrųjų įdomus dalykas yra. O dabar? Štai taip pat Versa veikia su savo dual modu. Tai vat pasižiūrėsim, kai čia linija pakankamai tvarkinga, pasižiūrėsim, ką jinai čia mums parodė. Ir štai turim tokią dalykėlį nuo žibulinės lempos. Taip, kad dualas veikia. Jo, tai bandysim, testuosim, žiūrėsim. Jo, daiktas veikia, kaip jau minėjau, veikia 40, nuo 4 iki 40 kHz dažniu. Turi visą funkcionalą, kuris reikalingas realiai detekui. Tai pagaliau nebeliko šitų batareikų. Turim akumuliatorius, turim nardinimą. Na ką, o dabar aš kinkausi Rutusą ir einu ant laukelio. Pasižiūrėsim, ką tenai kas pametė. Su jumis buvo Tošis. Padarykit laiką ir iki kitų susitikimų. Ate!